Žodžiu, čia nesiplauna beje. Paklausiau savo būrėjos būrimą ir daug ką buvau pamiršusi, plans dar aiškiai. Trumpai tariant, man liepė sukurti PayPalą, kad tipo žmonės vestų. Aš taip jo nesusikūriau, todėl, kad mano banko sąskaita buvo priregistruota prie Rasos Poškuvienės PayPalą kažkodėl. Visus tos metus. Susikūriau Citadelę, man Svedbankas nepriėmė, nieks nepriėmė, bet tipo iš anksto reikia. Aš nuėjau Citadelę, susikūriau internetu tą sąskaitą ir man ten ta programėlė dingdavo, neleisdavo, vis iš naujo įsitrindavo, neleisdavo prisiregistruoti ir taip toliau. Ir taip darės visą rugsėjį ir aš niekaip to PayPalą nesusikūriau. Tada, kai aš nuėjau tą Citadelę, man pristoja, kad aš daryčiau draudimą savo ir vaikui gyvybės. Pristoja. Ir žodžiu, man būrėja ką tik pasakė. Plans buvo, man vis laik magija siuntė ant sveikatos, dėl to koja tada ten nusisukau ir taip toliau, ir ištisai blogai jaučiausi, ir ištisai pavargus, ir ištisai šakės, ir vaiks ištisai verkė, o dabar ištisai ramus. Žodžiu, magija nuėjo, grįžo pasiuntėję. Ir plans buvo draudims gyvybės mano reidena, suprantat? Ar suprantat? Ir mane Dievs tiek saugoja, kad man niekaip nepavyko tos programėlės susikurti, niekaip nepavyko apsidrausti, niekaip nepavyko to PayPalą susikurti. Ir visi gundės to PayPalų. Man dabar taip reikia pinigų, vis laik reikia ir taip toliau, bet nebuvo tam laiką nueiti tą banką ten ir taip toliau, mane apsaugoja. Ir tada kažkas pasakė apie Revolutą ir susikūriau tą Revolutą ir jokių problemų nebuvo. Ir ta mano sąskaita Revolutą. Aš taip keikiaus, taip galvau, kodėl neišimsiu sukurto Citadelės. Tokią smulkmeną žino, nu. Ir aš kaip pasakau su kortom. Kas būrėsi žino. Žodžiu, bet kokiu atveju visas magijas grįžtų, visas tiesas išlysdaba, slep galus, ten trin žinutės, trin dokumentus, trin viską visi. Bet sakė man būrėja, kad tie dalykai atkuriami, skaitmeniniai dalykai neįsitrina. Ir yra kas užfiksavo. Laukiam, kas bus. Einu toliau tvarkytis. Įdenuks vėl miegis, ištisai mieg. Kas biški kaip nuort ir mieg, pabūn, pažaidėm, padarėm, pamankštinam pirštus, pamasažavau. Padariau kojų masažą, tą mankštą pėdų. Įmieg vaiks, nu. Kai nesergis, tai tobulėj, eini prieki, išmoka valgyti pats rankom. Vandelės taip toliau. O kai susergis, tai šakės būna. Todėl mums negali eiti tą mokyklą. Turi namus ateit mokytojai, kaip vis laiką ateidavo pas neįgalius. Ir procedūras į namus priklauso, tik šeimos daktarė nesutvarka, kaip ir namų mokymų. Gerai, viskas einu tvarkytis.